Koks yra pats sunkiausias, bet geriausiai atsiperkantis darbas? Kaip manai, kokių variantų turi? Aš tai manau, kad keisti save. Ne dėl kitų. Ne dėl to, kad kažkas kažko tikisi iš tavęs. O dėl to, kad ateina momentas, kai supranti, kad taip gyventi, kaip iki šiol gyvenai, tiesiog nebegali. Viduje kyla jausmas, kad gali daugiau, kad jauti daugiau, bet kažkas nuolat sustabdo. Ir tas kažkas esi tu pats. Keisti save nereiškia tapti tobulu. Tobulų nėra. Tai reiškia nebeslėpti nuo savęs to, ką iš tikrųjų jauti. Nustoti kartoti savo, dabar nelaikas. Tai reiškia pripažinti, kad pavargai gyventi taip, kaip gyvenai iki šiol. Pavargai kovoti su gyvenimu, nors iš tiesų kovoji tik su savimi. Ir tada ateina suvokimas. Jeigu nieko nekeisi, po metų būsi ten pat, tik dar labiau nusivylęs. Bet jei pradėsi net mažai žingsniais, tavo vidus po truputį keisis. Kai žmogus pradeda labiau įsiklausyti į save, kai pradeda suprasti, iš kur kyla jo mintis, jausmai, reakcijos, kai pradeda gerbti savo ribas, keičiasi visas jo gyvenimas. Ryte pabundi ne su našta, o su lengvumu. Mintis tampa aiškesnės, sprendimai paprastesni. Ir jauti, kad po truputį imi gyventi taip, kaip visada norėjai. Svarbiausia yra pradėti tai daryti, o ne tik laikyti viską galvoje, savo mintise. Noriu paklausti, jeigu šiandien galėtum įvardinti vieną dalyką, kurį nori keisti savyje, kas tai būtų? Parašyk komentarą. Parašyta mintis kartais išjudina ir veiksmą. Jei šitas video tave palietė, pasidalink juo. Galbūt šalia tavęs yra žmogus, kuriam tai bus naudinga išgirsti. O jeigu tau reikia asmeninės pagalbos šiame etape, parašyk man asmeninę žinutę. Dėkoju, kad esi. Siunčiu tau šviesos.